Nes, kaip ir minėjau, nereiškia, kad didesnį kiekį atidavus, tu gausi tą rezultatą, kurio tu tikiesi. Mes savo tą praktiką esam turėję ir su rapsais tokią labai pamoką su azotu, kai pavasarį atrodė išskirtinai gerai rapsai ir sakėm, dabar tai duodam, trešiam ir žodžiu, pjausim gerai, pjausim. Kai pradėjom pjauti, nustebom, nes taip visą laiką apie 3,5-4 tonos būdavo, jau sakykime, normalu, virš 4 tai būdavo labai fainai. Pjovėm, kūlėm 3 tonas ir dar taip, kuldami galvojom, ar kas atsitiko, kodėl, nes labai anksti išgulė, aišku, sklerotinis paėmė, labai anksti visą lauką, tai nežinau, kokią įtaką turėjo, sakykime, azotas ten lygų atžvilgių, bet ką noriu pasakyti, kad reikia sverti tą riziką. Nes, sakau, nereiškia, kad atiduosi didelį kiekį azoto ir to pasakoje turėsi labai gerą rezultatą. Na, šiek tiek Laima užsiminėt apie patirtis ir savo, ir ūkininkų esate pakankamai aktyvus ir dalyvaujate ūkininkų susibūrimuose, ar ne? Ūkininkų susibūrimų grupėse, kur aptarėt būtent ir žieminių kviečių auginimo technologijas. Taip. Kaip jums tai, tokie susibūrimai? Ta informacija sužinoti man visą laiką labai įdomu. Jeigu yra galimybė pritaikyti, tai irgi labai gerai. Arba, sakykime, sužinojus naujus dalykus, gali link tos, kaip sakyti, eiti, siekti ir bandyti į ūkį integruoti, jo, teisingai, integruoti ir iš inovatyvių ūkių gali po truputį pradėti ir savo kažką tai taikyti, nes norim patikrinto, kurie gauna rezultatą, sakykime, visi patikrino, kad žemės tyrimai atneša naudą, ar ne? Tai po truputį mes į tai ir nueisim. O tai jūs esate tyręs ar bandysit rudenį? Esam tyrę, truputėlį seniau, prieš kokius turbūt 5 metus. Šitie metai, manau, tiek, kai pradėsim iš naujo daryti palaipsniui visiems laukam tyrimus ir... Labai svarbu turint duomenis jais naudotis, ar ne, nes jeigu įdėsim į stalčių, tai... Čia, matot, sakykime, kiekvieną investiciją arba kiekvieną, sakykime, naujai norima į kažkokį tai integruoti dalyką į ūkį, reikalinga tam tikra investicija. Pasidarai žemės tyrimo, o kas toliau? Į juos žiūrint nieko negausi. Reikia turėti išmanų, sakykime, treštuvą, kuris gali trešti kintamą normą. Vėlgi reikia turėti galimybę su vienanariam važiuoti, nes tai irgi laiku imlus darbas. Bet po truputį aš manau, kad viskas įmanoma. O Laimi, šiaip jūsų ūkio dydis, koks ir kokias kultūras auginat? Sakot, stebit didesnius, galbūt stipresnius ir jau naudojatės tą patirtimį. Tai mūsų ūkis dirba šiai dienai truputį virš 300 hektarų. Auginam kviečius, rapsus, salyklinius miežius, pupas. Tradicinis, šiai dienai tradicinis Lietuvos ūkis auginamų kultūrų atžvilgiu. Augalų mitybos pokyčiai paremti sukaupta informacija, praeitų sezono patirtimi ir naujų duomenų paieška duoda apčiuopiamų rezultatų. O šių metų tręšimo technologiniai sprendimai bus įvertinti atlikus žieminių kviečių derliaus maisto medžiagų analizę. Vis dėlto svarbiausias rodiklis – derlius siekęs apie 9 tonas iš hektaro, parodė priimtų sprendimų naudą. Prenumeruokite mūsų kanalą ir stebėkite naujienas portale ir socialiniuose tinkluose.